It's Britney, bitch. Kritikės! La 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 la! Aš kritikuoju madą. Aš kritikuoju muziką. O aš kritikuoju visą likusį pasaulį. Sveiki, čia aš, mados kritikė Žana. Ir šiandien mes kritikuosime neskoningą žmonių aprangą. Mūsų kritikavimo centras iki. Merginų batai nelabai gražus. Bet rankinukai tikrai skoningi. Šis ponas nelabai skoningai apsirengęs, jos triukai yra per tamsi. Prie juodų kelių tiktų baltas švarkelis. Štai šie senyvi žmonės galėtų susikurti iš tikrųjų įspūdingesnį stiliuką, nors moters sijonas tikrai dabar yra madoje. Ir mašina nelabai tinka prie jų stiliaus. Deja. Bet vertėtų apsilankyti ne tik padėvėtų drabužių parduotuvėse. Štai ši mergina nėra labai skoningai apsirengus. Keisti stilių būtų pats laikas. Ir iš tikrųjų tai yra labai neskoninga. Su jumis buvo mados kritikė Žana. Ir vis dėlto, kiek neskoningų žmonių yra šiam pasaulyje, net nespėjame visų nufilmuoti. Taigi, iki kito karto. Sveiki visi, aš esu Vlada, naujoji muzikos kritikė. Šiandien paklausinėsime naujos kartos, kokios muzikos klausosi, kokios stiliaus ir parekomenduosim, kokios reikėtų klausytis. Kas šiuo metu yra madoj, o kas yra ne. Galima? Varyk. Gerai. Kokios muzikos klausosi šiuolaikinė karta? Galite atsakyti? Apsišykit. Ir varom. Gerai, jūs parodys per televiziją ir bus tėvam parodyta informacija. Labas berniuk. Dyš. A? Dyš. Kodėl? Kodėl tu toks nemandagus? Ką? Garsiau kalbėk. Gal nori atsakyti porą mano klausimų? Kodėl toks nemandagus? Šiaip. Nu, ten. Davai, filmuok. Ei, palaukit! Palaukit! Aš turiu porą klausimų, galima? O, čia tik... Fotografuoti? Ne, čia autoriai, gatvės reikia. Panašiai. O jūs mus prisimenat? Ar ne? Ne, mes turim visai kitokį klausimą, tik tai labai paprasta. Kokios muzikos klausosi jaunoji karta? Gal jūs galėtumėte pakomentuoti? Kokios tu muzikos klausai? Ką žinau? Nežinau. Nu, pavyzdžiui, kokio stiliaus arba kokio atlikėjų žinai, kurie tau patinka? Daug atlikėjų žinau, bet aš negaliu jums visus išvardyti. Nu, pavazą keletą, gali pasakyti? Ką? Nu, sakyk. Michaelas Jacksonas. O gal tu Nebėg. Vaikai, nu... Blemba! Iki dako įsirito naujoji karta. Jūs matote, negali atsakyti paprasčiausius klausimus. Kokios muzikos klausosi? O dieve, ir kokie dar nemandagus, taip aršiai, agresyvai. Dėka nuo manęs. Žodžiu. Tai tiek šiam kartui, gal kitoj laidoj pasiseks mums nufilmuoti. Ir naujame Kenny TV sezone susitiksime su manimi, Vlada. Naujausioje laidoje mano dienoraščiai. Aš Perla, viso pasaulio kritikė. Šiandien apsvarstysime vieną aktualią temą. Ar iš tikrųjų Jacksonas prisikėlė iš numirusiųjų? Vienas Amerikos pilietis nufilmavo savo kamerą, kaip viename garaže Jacksonas išlipa iš furgonėlio. Paskui jį išlipa ir Elvis kartu su Lincolnu ir Jėzum Kristum.
Taigi, dabar paklausinėsim žmonių, ar jie žino apie šią naują pasaulinę naujieną. O tu girdėjai tą naujieną apie Michael Jackson? Sakė, kad jis prisikėjo, įsivaizduoji iš numirusio. Rimtai, aš tau... Čia apie bajerą, apie prikolą? Taip, rimtai. Aš tau sakau. Taip, jis mirė ir vėl prisikėlė kartu su Elviu Presliu, Lincolnu ir Jėzum Kristum. Tu įsivaizduoji? Lemba. O tik ką, Elvis Presliu, Michael Jackson buvo tokio pačio amžiaus kaip ir Jėzus Kristus. Tai, žinau, gal taigi plastinę operaciją prisidaręs, tai, žinai, gal pasidarė, kad būtų nemirtingas ir kad neatrodo toks senas. Žinai, o aš girdėjau per televiziją, kad jisai tiesiog, tipo, važiavo autobusiuku kažką ten tokį furgoną ir atsikėlė jisai. Taip, ir dar iš Malūnsparnio, o taip pasujudėjo ten, kai jis miręs buvo, tu įsivaizduoji? Ar jūs girdėjot šitą žinią? Taigi, dabar klausinėsime žmonių, ką iš tikrųjų jie galvoja apie šitą pasaulinį skandalą, kad pop karalius prisikėlė. Atsiprašau, galite jūs į kadrą nelys, nu galite nelys, aš sakau. Labas, močiutė, linkėjimai! Kol kas mūsų rajone per daug tuščia. Ir... Man policija gal iškvies, kodėl šaštat paskui? Trečias dublis, veiksmas. Mūsų rajone vis dar tuščia. Kur žmonėms gimimo? Aš nesuprantu. Labas, mamytė, labas. Linkėjimai, žinau, kaip čia faina man, Palangoj. Atsiprašau. Blin, užburt. Einam pasišnekėti. Stabdyk, stabdyk! Ne. Taigi, suradome žmonių. Einame klausinėti. Mergaitės, galėtume jūs paklausti kelių klausimų? Galėtumėm? Be komentarų. Visi žmonės! Ar aš nesuprantu, mes pabaisus esam, ar kaip supras, kad nuo mūsų visi bėga? Gal berniukai nebijos? Vaikinai, galiu paklausti keletą klausimėlių? Nu, ko jūs bijot mūsų? Nu! Visi! Pistės. Viską, tik vieną klausimą, nu. Dieve, mes... Nu, palauk, prašau. Mergaitė. Taigi mes nieko nepadarysim. Ką jūs manote apie Michael Jacksoną? Jinai kalba telefonu. A, taip, jinai kalba telefonu. Atsiprašau labai, iš tikrųjų. Bet berniukas gal gali pašnekėti. Nu, man reikia tik į vieną klausimą atsakymą. Tavo vardas Aistė? Oi, sumaišiau. Pabėgo. Kodėl mūsų visi taip bijo? Gal galėtų sakyti paprastai vieną klausimą? Visi pabėgo. Mes turime internetinę televiziją, ne? Ir mums reikia atsakyti vieną klausimą. Pavyzdžiui, dažnai Michael Jacksonas, ne? Dažnai kad jis mirė. Jo, šiaip ką tu apie jį manai? Nu, ar kaip tau jo muzika patinka? O, pavyzdžiui, žinai, kad dabar sklinda gandai, kad jis prisikėlė. Nu, neprisikėlė, bet tiesiog jis nemiręs yra. Nežinai tokių gandų? Ne. O ką tu vat galvotum, kodėl jis, pavyzdžiui, taip nusprendė? Nu, sumeluok, kad mirė. Nežinau. Nu, gerai, ačiū už nuomonę. Pirmo žmogus, kuris su mumis pasišnekėjo. Dėkui. Vieną klausimą. Mes esame iš internetinės televizijos Kenis TV ir mes esame kritikės ir norėjau paklausti klausimą. Žinai apie Michael Jacksoną, kad jis miręs? Taip. Tau jo muzika patinka? Taip. O girdėjai gandų, kad jis gali iš tikrųjų būti nemiręs, jis sumelavo savo mirtį? Ne. O ką tu tokiu atveju galvotum? Tai galvočiau, kad užkniso žmogeliui būti dėmesio centre ir nusižudė. Arba šiaip suvaidino, kad nusižudė. Taip, labai dėkui už nuomonę. Sėkmės. Su jumis buvo kritikė, kritikės. Susitiksime kitoje laidoje. Iki pasimatymo.